Stop, aš tave čia sustabdysiu. Šito dalyko geriau nepraleisti. Todėl apie viską nuo pradžių. Ką išmokom iš trečiadienio įvykių? O, išmokom nemažai. Nuo stadionuose stovinčių mokinių, nuo tų mokinių, kurie sėdi ir vis dar rašo kontrolinį, nes mokytojam atrodo taip teisinga, iki užrakintų durų į priedangas. Priedanga yra žymima tokiu geltonam fone, juodai pažymėtų namuku, jame žmogeliukas ir būna parašyta priedanga. Matot, taškiukais nusėta Lietuva, čia galim rasti kažkokią štai priedangą, ant jos paspaust ir rasti visą informaciją. Taip pat šautautas programėlei Kovas, tai yra mobili programėlė skirta operatyviai informuoti gyventojus apie ekstremalias situacijas. O dabar folkloras. O jeigu rimtai, tai pažiūrim į memus, norit tikėkit, norit ne, kai žmogui baisu, jis juokauja. Štai kaip į oro pavojų reagavo eilinis vilnietis. Jokių čia man nebus, nes drono tai man atrodo dar niekas nematė, bet aš turiu jums atsakymą. Taigi Vaidotas ruošia naują video. A jūs nežinot, dar tobulint ir tobulint, bet skrenda labai gerai, tikiuosi niekam nepatogumų nepadariau.